Gerai išsimiegoję, ritamės iš lovų ir tęsėme savo pažintį su Taurų nuotykių parku. Taurų nuotykių parkas. Eik, Magda, duosiu pavoti. Kamiu kvapų. Kaip kvepia. Vaikai, aptikę netikėtų atrakcijų, skuba jomis pasimėgauti. Bijo to. Aš nepralysiu. Nepralysi? Na, va, matai. Man eurą turi? Turiu. Kasėjas ir jo asistentas. Komandinis darbas vyksta. Labai jau pamažai jis ten užkabina to smėlio. Naują darbuotoją priėmė Taurų parkas. Taip ir kal Magda darbuoja. O, Magdė varo. Oho, kiek daug. Pakelt. O, kiek pavarė. Vis tik pats įspūdingiausias šio parko akcentas – didžiulis tinklų kiemas. Magdai nerealiausia pramoga, Liutaurui šiokia tokia įtampa keliantis įrenginys. Jam kaip neįtin mėgstančiam aukštį tokios konstrukcijos nėra pačios mieliausios. Visgi sesė įtraukusi į gaudynės kurį laiką priverčia nugalėti į savo baimės ir gerokai kartu pasiausti. Čia tinklų labirintas, ane? Čia tinklų labirintas, ane? Taip. Aš ieškau. Fainas. Aha. O, Magdė, žiūrėk, kad varo. Liutauras čia bijo, bet čia pats kaifas. O, žiūrėk, Magdė, kad duoda. Magdė nebijo aukščių. Nebijo. Imti tu. Oi, geras. Baba, mama, galime. O aukštų žemiau, Magdė, ateikit aukštų žemiau. Kai sėdi, ne taip krypi. Bet kai stovi. Pagautos žuvytės. Pagautos žuvytės. Jo, geras, ne? Čia net nesimato veidų, čia, žinai. Magdė, o tu trečią aukštą norėtum užlipti? Gerai. Galiausiai vaikai išsisėmė ir čia. Keliaujame toliau, pro langą mojuodami Tauragės piliai. Krašto muziejus. Tai va, kitas bokštas. Tauras va stovi prie Tauro, prie pilies. Aha, skulptūra. Kita mūsų stotelė Raseiniai. Ši vieta mūsų maršrute neatsitiktinė. Legenda teigia, kad kadaise čia gyveno Raseinių Magdė. Nu, kas parašyta? Daugiau pasirašymų tėvybės laisvė tylus išėjo nebūti. Į nebūtį. Čia partizanam kažkoks tai paminklas.
Nes labai daug partizanų Raseinių krašte sušaudyta. Va, žiūrėdami matykite ne vien tik paminklą. Pirmoji sovietų okupacija, nacių okupacija, antroji sovietų okupacija. Praėję paminklą laisvės kovų dalyviams atminti, kitapus gatvės radome ir Magdės šulinį. Pati istorija apipinta labai skirtingomis versijomis, iš kurių mus labiausiai užkabinanti yra ta, kad XIX amžiuje į Raseinius buvo atvykusi prancūzaitė Magdė, iš svečios šalies atvežusi prancūziškos mados elementų, skarelių bei kitų aksesuarų. Maironisgi savo poemoje Raseinių Magdė nupiešė Sapiegų ir Radvilų laikais gyvenusios gražuolės portretą, kuri dėl savo grožio ir renesansui būdingos elgsenos kėlė kiek kitokias asociacijas. Nuo senų laikų Raseinių gyventojus vandenio aprūpino ir miesto istorijai romantikos teikia legendomis apipintas Magdės šulinys Alkas. Gersime Magdės vandenį. Šulinio vanduo buvo gaivinantis ir skanus. Karštą vasaros dieną toks staptelėjimas prie gaivaus šulinio buvo pats tas. Atsigaivinus buvo gera tęsti kelionę. A tai čia mažinus? Ne, čia jis tiesiog pajungtas, žinai, dabar, kad nereiktų su kibirai semti. Logiška? Dabargi mūsų laukia ilgiausias ir aukščiausias Lietuvoje geležinkelio tiltas, nutiestas Lyduvėnuose. Jo, jis visų ilgio turėtų atsiverti kažkaip. Dėl traukinių. Jo. Važiuokit, pakurė kokias Įdomenai. Tu pakel droną mes pažiūrėjome. Jo. Gražuolis tikrai įspūdingas, su visais savo 599 metrais niekaip pilnai netelpantis į kadrą. Dubysim, žiūrėk. Važiavę 300 metrų, kelionės tikslas bus kairėje. O, žiūrėkit, jūs matėte šitas. Staiga, Ir mes jį iš aukštai pažiūrėsim. Atgavę amą važiuojame toliau. Kelias suka pro Šiluvą, sustoti nesustojame, bet į Šiluvos bažnyčią pro automobilio langą akį mestelime. Asfaltuotas kelias netrukus baigėsi ir mes dardam dulkėtais keliais keleliais. Tytuvėnų regioninis parkas, kaip tu pasakysi. Atidardame iki Minaičių. Čia mūsų laukia savitas lankytinas objektas. 1949 metų vasario 16 deklaracijos paskelbimo vieta – partizanų bunkeris. Mus pasitiko kukli užrakinta medinė klėtelė. Vat ir pasitikėk Google aprašymais, kur buvau radusi, kad ši lankytina vieta veikia ištisą parą. Ha! Gerai, kad už lango buvo užkištas informacinis lapelis su pora telefonų numerių. Vienu jų paskambinę sužinojome, kad prieš apsilankant čia reikalinga rezervacija, nes pastoviai šioje vietoje jokie darbuotojai nebudi. Vis tik spėjau paklausti, kam skirtas antrasis telefono numeris, kuriuo netrukus jau skambinau netoliese gyvenančiai savanoriai. Mūsų laimė jį kaip tik turėjo laisvą pusvalandį ir už kelių minučių jau įleido mus į vidų apsižvalgyti. Lentos yra, taip ir buvo tada. Buvo uždengta iki ir įpirkščiam toj pačiai vietoje viskas autentiškai lygiai taip pat kaip buvo. Dabar įlipti video. O galima? Aš leisiu dėl to galbūt 300 metrų. Kartais netikėtai taip.
Nu, va, žiūrėk, ir spausdinimo mašinėlė, matai. Ja, bet čia žemas toks, pažiūrėk, gana žemas, va mano ūgis, žiūrėk. Taip. Va, Lietuvos vėliava veikia. Su rezervu pasidarė lubas. Taip. Aišku, gal šiek tiek gėlėlesnis buvo maža putė, bet ne. Nu ką, keliaujame viršų? Atsisuk man. Man kaip Minecraft, žiūrėkit. Gerai. Šnelį yra gerai. Taip. Norėčiau tokį. Išlipsi Liutaurai, gerai? Užlipsi? Lipame iš bunkerio lauk, apsidairome dar čia įrengtame muziejuje, vaikai palieka įrašą lankytojų knygoje, padėkojame už nuostabią patirtį dirbančiai savanoriai ir judame toliau. Tais pačiais dulkėtais keliais keleliais dardame Krekenavos link. Čia staptelime papietauti kavinėje Laimė kartu. Vėl gardžiai pavalgome ir pasidžiaugiame savo laimę gyventi čia ir dabar. Tėvelį pasirodė, ką turi. O pas mane kaip skaniai atrodo. Taip, žodžiu, rodo, kad čia yra tas Nu, salotas. parodyk. Pirminis, ką vis deda į visas salotas, yra salotos. Taip, Agurkai, burokėliai, kažkokia mėsa. Čia vištiena. Jo, vištiena kažkokia. Čia agurkai nulupti. Čia gal paragausi kas. Pala. Ne, tai gal agurkas. Arba cukinija kepta. Žodžiu, ryžiai, kas įdomu. Gerai, skanaus. Sočiais pilvais judame link Krekenavos lankytojų centro. Seniai apie jį buvau girdėjusi, kad vertas aplankyti dėl savo unikalios ekspozicijos. Einame vidun. Informacija iš tiesų čia pateikta labai patraukliai, netikėtai ir estetiškai. O kaip apuokas, žiūrėk ten. Ai, aš girdžiu šikšnosparnių garsus. Čia tas, kurį paspaudė, tą ir girdi, ne? Žiūrėk. Aš noriu tą, palauk. Na gerai. Pradėti jie gabenti netgi iš mūsų stumbrinų į kitas šalis. Jie gaunasi. Bet paskui jos vėl užveisė. Jo, jie saugom, jas bando užveisti. Nuo 65 metų. Ką veikia upė? Nu. Ne, kapibarų Lietuvoje nėra, čia bebras, matai. O va ten ais jo Čia bebro, o čia kur bebro, žiūrėk, čia va gal? Taip, kas gyvena Nevėžyje upėje, žiūrėk, kiek visko gyvena, matai? Bet kaip gražiai, žiūrėk, šitie augalai padaryti. Siauralapis vengėlis. Va, paprastasis perluotis, žiūrėk. Va, perluotis mūsų tas. Bet tiek kaip fainai čia į tarp dviejų šitų plasmasį. Pelkinis lipikas, va. Čia jie džiavinti reikia? Ar čia tiesiog padaryti taip? Gal ir džiavinti, nes reikia. Gerai atrodo. O, kieno čia? Lokys, lokio, matai? Geras, ar ne? Mama, va man Taip. pirštai. Čia galėsim mūsų būtų paprašyti. Važiuosim. Kodėl čia neparašyta, čia neparašyta, čia neparašyta. Ežiuko, bet manęs klausė, sako, tai kaip iš šitos kojas taip dėlioja? Jisai Į tą pačią statą. Taip.
tvirtai stovėti, negi apsikabinęs. Viską išniukštinėję, dar ilgokai kalbamės ir su čia dirbančiu centro darbuotoju, kuris mums dar daug ko pripasakoja. Jo dėka suprantame, kad nebespėsime šiandien nuvykti į netoliese esantį Pašilių stumbryną, mat jo darbo valandos jau pasibaigė. Kur čia vietos yra? Va čia galėdė. Ką darysi? Tenka pasitenkinti bent greta stovinčio apžvalgos bokšto. Į jo viršų netrukus tekinį pasileidžia vaikai, o aš keliu droną ir ieškau Nevėžio Senvagės kilpų. O tada leidžiamės ieškoti geografinio Lietuvos centro. Lietuvos geografinis centras. Centriau nebūna. Jūs esate per patį vidurį Lietuvos. Taip. Tai mes ilgai nebūsim. Ne, ilgai nebūsim. 5 minutės. Va, Lietuvos geografinis vidurys. Magdutė, ateik. Ateik. Fotkink mane. Tiesa, kažko labai įspūdingo čia nėra. Tačiau pats faktas, kad esame šiuo metu Lietuvos bamboje, visai smagus. Tik švelniai. Va, pačiame Lietuvos vidury vaikai. Tėvelis dar ateis. Va, kaip. Ir tėvelis dar prie Smaigalio ateis. Tuoj. O, kokia graži nuotrauka. Tas vaštas pasendras. Milimetrais ten galima pažiūrėti? Nu, 2 milimetrai. Užfiksuojame vakarėjančias akimirkas ir po truputį judame nakvynės vietos link. Į Kėdainius. Kėdainių miestą atradau prieš kelerius metus, kai vežėme kremuoti tėčio palaikus. Tąsyk užsukome į Kėdainius papietauti ir aptikome dėmesio vertą Kėdainių muziejų. Dabargi mūsų taikinyje buvo kiti objektai, tačiau juos palikome ateinančiai dienai. O šį vakarą įsikūrę laikinuose namuose, išlindome pasidaryti po miestą, istoriją ir jaukumu alsuojantį, kur be pasisuktų. Istorija prasideda 14 amžiuje, kai 1372 Kėdainių miesto vardas buvo pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose Hermano Varterikės Livonijos kronikoje. Čia iš šiaudų padaryta? Buvo arba, mediena. Bet čia atidaryta, žiūrėk. Na taip. Labai įspūdinga atrodė. Čia galima įdėti. Galima. Vis tik geriausias vakaras, kai niekur nebereikia eiti. Pakabini raktus ant štai tokios mielos raktinės ir pasineri į kokį nors žaidimą. Viskas, kiaušų nebėra. Nebėra kiaušių? Nebėra kiaušių. Tėvelį norėjo. Reikia skubėti su tokia. Reikia žmogiškai laimei ko daugiau. Gal nebent ilgesnio vakaro. Nu ką, paliekam savo butuką. Kėdainiuose. Čia vienas toks zizliukas nori namo. Nori namo zizliukas. Pabūsim namie. Atsikėlę ir palikę jaukų nakvynės prieglobstį, keliavome pasidairyti po Kėdainius.
Pagrindinis mūsų taikinys šiandien Evangelikų reformatų bažnyčia su Radvilų mauzoliejumi. Tas bokštelis tais metais pastatytas. Pasižvalgome po lakoniškai dekoruotą vidų su įspūdingo grožio ąžuoline sakykla. Pažiūrime čia besisukantį filmą apie šios bažnyčios istoriją ir leidžiamės į požemį, kuris buvo atrastas sovietmečiu, įlūžus čia važiavusiam traktoriui. Geras. O tai čia buvo aikštelė. Niekose. Palaikai savo laiku buvo išniekinti, sarkofagai išvogti ir sugadinti, tačiau dabar mauzoliejuje viskas gražiai pateikta tvarkingoje ekspozicijoje. Vaikams kyla daug klausimų dėl čia palaidotų mažamečių. Aš taip pat šios istorijos detalių nežinau. Viena aišku, buvo tikrai nelengvas metas tuomet gyventi. Įvairios ligos, epidemijos, higienos trūkumas, visą tai darė savo. Tas arba perkūnas, aš šitas rūpinasi, kaip jos išleidimo. Tai taip mažai gyvena. Nu, trumpai gyvena kažkaip. Įsivaizduoji? Kaip ten bebūtų, pamatyti tokius eksponatus verta ir pamastyti apie gyvenimo trapumą, apie dovaną, kurią gauname kasdien. Dar pasisukioję po miesto aikštę, paliekame Kėdainius ir leidžiamės toliau. Nors dėl laiko stokos į maršrutą neįtraukiau taip vadinamų Lietuvos Alpių, kaip jas vadina vietiniai, vis tik pro automobilio langą išvydome jas, tas baltas kalnų viršūnės. Nelabai net matosi, šiek tiek matosi. Čia tie debesis? Ne, va ten, kur balta, ten už medžių. Šiek tiek. Nu, bet čia jau apaugė, matai? Čia jau apaugė, ten toliau yra, va, tuoj pamatysim. O, va čia gerai. Oi, taip pat, tuoj papasakosiu, pafilmuosiu tą. Ten yra trąšų gamykla ir kai jie gamina trąšas, lieka gipsas. Gipsas ten su kažkokiais šiek tiek fosfatais ir jo nėra kur dėti. Ir jie va tiesiog iš to fosfato pila tos kalnus va tokius. Iš tolo jie atrodo visai spūdingai, bet kopti į tokius turbūt nelabai norėtųsi. Tad visai pakanka jos pro tą langą ir tai pamatyti. Kad per daug neužsižiūrėtume juos, kelias lyg tyčia ryškiai nežymėtas. Turbūt ne mes vieni tokie žioplinėtojai pro šią vietą važiuojame. Besidairydami dar medinę Vandžiogalos bažnytaitę užmatome. Vis tik labai nesiblaškome ir keliaujame mūsų šios dienos tikslo link. Turime surasti pogrindinę AB spaustuvę. Atvykę netoli Domeikavos Neries slėnyje pasislėpusios spaustuvės iš tiesų ieškojome ilgokai. Vis tik radę susižinojome, kad norint čia pakliūti, reikėjo rezervuotis ekskursiją konkrečių laikų. Vis tas Google'as mūsų klaidina su savo nurodytais darbo laikais. Mūsų laimei mus pasitikusi moteriškė pasakė, kad kaip tik už valandos yra rezervuota viena ekskursija, kurioje tėra vos keli žmonės, kad mes galėtume prie jos prisijungti. Ir mes po valandos jau kopėme į kalniuką, kuriame turėjo būti pasislėpusi mūsų ieškoma pagrindinė spaustuvė. Šitas ženklas, todėl mes niekokiais negalim eisim tuo pačiu keliu, kuriuo vaikščiojom. Gerai. Bet vienas yra, bet... Aš tai kažką mačiau, bet net ir man mačius, aš net nesuprantu, kaip ten. Nu, pažiūrėsim. Gal kiti supratingesni bus. Kažkas ten atsislenka, kažkas ten pasisuka. Čia tik tie, kurie žino. Ieškoti reikia iki to stumpo, iki laipto. Tai tą pusę, ne? Kažkur va čia, va. Galėjom? Ne. Kažkur yra. Kažkas čia kažkur nusislenka, žinau, bet...
Ai, gal užvažiuoju. Šitą įrankį reikia pataikyti. Rankeną suk kažką tai. Pasukti ir va šitas dangtis gal pasiimti. Ne. Neįsivaizduoju. O čia nežinau, Sakau, mes čia įėjom ir sakau. Nu, vaikų ieškom, kur tą ranką nebūtų galima užmėgti. O tai čia po kažkokie daiktai yra? nu aš specialiai uždengęs, nežiūrėti apie vietą, nes galvoju. O nekrisi tu čia besugdams? Taip, žiūrim, kas vyksta. Gerai, žinau. Ir kas vyksta? Žiūrėkit, važiuoja. Žiūrėk. Važiuoja tas visas dangtis. Visas tas betonas važiuoja. Visa ta vonė. Niekaip nesuprasi, kur čia gali būti kas. Va tau šiltnamis su vonė. Aš sakau, čia tokios technologijos. Nebevažiuoju. Liep magdutė mūsų laukia. Aha, panašu. Tai įsivaizduoju, kokie čia tuneliai jos dar reikėjo padaryti. Bet tai kaip tokius tunelius padarėt? Pradėta rengti 1978 metais. Rengė 2 metus. 80-ais pradėjo spausdinti ir slapta dirbo 10 metų iki 90-ų. Po 11 buvo legalizuota. Pas mūsų rengiama dirbo, žinojom, 3 žmonės. Tai skulptūrės įkūrėjai Vytautas Andželis, Juozas Basevičius ir aš Vytauto žmona. Užgniaužę kvapą klausėmės gyvosios istorijos liudijimų apie spaustuvės įrengimą, slaptą įėjimo mechanizmą, sudėtingą paslapčių saugojimą aplink besisukiojant 3 mažamečiams ir kitus tuomet tikojusius pavojus bei kilusius iššūkius. Supratau, kad jis turi atidirbti už tą žuvusį, už kitus partizanus. Labadiena, mes prisijungsim prie ekskursijos. Prašom. Gerai. Kiek čia jūs ateis? 3. Galiausiai sužinojome, kad šios spaustuvės lankymas be kita ko dar yra ir nemokamas. Tik atsiminimo bilietus gavome. Norėjosi kaip nors atsidėkoti poniai Birutei, tačiau ši tikino, kad jai didžiausias atlygis yra mūsų apsilankymas ir domėjimasis istorija. Nenoriu per daug pasakoti apie šią spaustuvę, siūlau patiems atvažiuoti. Ir kol dar yra gyvų istorijos liudininkų, patiems pamatyti bei viską išgirsti. Atėjęs tokia patikra jau rimtesnė. Nebuvo, nes mes 3 žinojom. Ir iš mūsų neišėjo ta žinia. Čia darbo zona yra, kad suklaidinsi? Nu, biškai jėgų reikia. Ai, čia visas tas... Jo, ir važiuoja. Visas su vandeniu ir važiuoja. Ateik padėsi. Dariau padėk. Reikia jėgos, ne? Gal uždarysim? Tik atsariai, nes nu ten kaip sakau, vietų buvo nėra. Indiana Jonesas. Jo. Viskas turbūt. Tai yra savęs turbūt, ar ne? Ai, atsiremsiu tą akmenį į kampą. Aš nedrąsiai galiu sukti. Viskas. Na, o mes tuo tarpu judame toliau.
jau gerokai šalkę. Todėl pasiekus Birštoną ir šiaip netaip radus, kur pasistatyti automobilį, skubėme užsisakyti pietus kavinėje bare Sala. Laukiame savo patiekalų tikrai ilgokai, nes lankytojų netrūksta, tačiau atnešti patiekalai, nors iš vaizdo greičiausiai gal taip ir netrodo, tokie skanus. Tad atperka visas ilgo laukimo nuoskaudas. Taigi dabar jau sotus ir laimingi, galime kiek pasižvalgyti po Birštoną. Čia Birštono muziejus čia yra, matai? Ir Lietuvos vėliava tokia trispalvė. Taip. Bent jau ne dvi spalvė, man dvi spalvės vėliava. Mūsų tikslas tam kartui – nueiti iki mineralinio vandens garinimo statinio. Žinau, kas čia vyksta. Todėl aš ir norėjau ateiti ir pamatyti savo akim norėjau. Einam į vidų, pažiūrėsim, kas viduj. Ten, kur bėga, jis pasidaro visą. Nežinau, Liutaurai. To išsiaiškinsim. Kiek guglinausi internete, nelabai sugebėjau suprasti, kas tai per daiktas ir kam tas mineralinis ten garinamas. Tik nuėjus ir pamačius visą tai iš arti, pagaliau supratau, kad kalba čia eina apie druskingo vandens sukeliamą mikroklimatą šio statinio viduje. Kažkas panašaus į druskos kambarį, tik po atvirų dangumi ir skista forma. Čia gal esmė tai yra? Kodėl čia per kažkokias šakas teka vanduo? Čia žinai ką, turbūt, kad padidina plotą viso to. Jo, čia kvėpavimo takams. Pati idėja šiaip labai smagi. Gaila tik, kad šiaudai vietomis jau kiek apsigleivėje, apaugę neaiškios kilmės dariniais, o suoliukai, ant kurių hipotetiškai tarsi norėtųsi matyti sėdinčius ir inhaliacijomis besimėgaujančių žmonės, daugumoje vis išlapino visur varvančio ir besitaškančio vandens. Todėl ilgiau užsibūti, net nelabai yra kaip. Nori pirmai? Jo, ir tos visos druskos. Tai čia trykšta mineralai, vandenys, Tai čia, kad matytųsi. Tad traukiame po truputį automobilio link. Pakeliui vėl kiek pasižvalgydami po Birštoną, judame dabar jau link Druskininkų. Stumbrų Amerikoje yra? Stumbrų bizonai. Tai taip yra, tik jas vadina bizonais. Bet laukiniai gamtoje nebėra jau. Jie irgi gyvenama kaip ir čia. Ten, atokiau nuo miesto centro, mūsų laukia didžiulis, nepaprastai jaukiai įrengtas išnuomotas butukas, į kurį įlindę nebenorim tądien nieko. Tik atsipūsti, atsipalaiduoti, nebent stalo žaidimą kokią sužaisti. 5 prieskoniai. Lengva. Pipirai, cukrus. Taip? Cukrus, druska. Prieskoniai. Žolelių gali žiūrėti. Čebureliai. Taip. Taip jau patruputį jausdami artėjančią kelionės pabaigą, gulamės miegoti ir užbaigėme šią kupiną įspūdžių dieną. Kokybiški labai. Vakar iki Druskininkų centro jau nebenusigavome. Atvažiavome čia, palikę nuomojamą butuką, tik iš ryto. Čia gal iš gėlių jie padaryti. Nes dabar niekas taip nežydėjo, atrodo kaip medeliai. Visas žiedais išpuoštas, pasidabinės neregėto grožio gėlių medžiais. Nėra ką ir bepridurti. Gražu. Vis tik ne gėlių pasižiūrėti čia atvažiavome. Druskininkai, druskininkai. Šiaip Druskininkai gražus labai miestelis. Čiagi gyvena Čiurlionis vaikai. Čia? Šitam name? Ne šitam name, bet čia miestelėje. Ale? Kažkur čia bus šito Čiurlionio. Štai ir bus ta Čiurlionio paralelė. Vaikai jau spirgėjo, žinodami, koks paskutinis kelionės akcentas čia jų laukia. Be abejonės, Druskininkų vandens parkas. Druskininkų vandens parkas. Atvykome. Jame lankėmės jau taip seniai, kad net nebežinau kada. Prieš kokius, turbūt 8-9 metus, kai Magda dar vežimėlyje sėdėjo. Todėl ir mums patiems visai smagu buvo čia vėl apsilankyti, ne tik vaikams. Vyručiai! Mam, žiūrėk!
Tauras jau išlipa. Kodėl išlipi? Aš paskui to, jūs pafilmuos ir ateis. Prisiplaukėję srauniomis upėmis, prisimakalavę jūros bangose, šitas beje labiausiai patiko, prisimasažavę po krentančių krioklių srovėmis ir prisiburbuliavę įvairiose džekuzėse, bei prisibuvę šeimos pirtyse, iš parko išėjome ten norėdami vieno. Dabar jau tik namo. Todėl nors buvau dar atsarginėme sąrašėlyje užslėpusi idėją apsilankyti Čiurlionio muziejuje, kuriame galima pamatyti virtualios realybės turą angelų takais, visgi turėjau slėpti su savo visomis idėjomis. Automobilyje visi vienbalsiu šaukė. Norim namo. Va, šitas pilkas namukas. Va. A šitas pilkas? Jo, šitas ir ten viduj dar giliau yra. Bet šiaip tai va čia pilkas. Jo, va čia. Čia Dolio memorialis. Tai čia gal ir vyksta? Taip, čia ir vyksta. Tiesa, lengvas fizinis nuovargis po baseino ir mane jau traukė tik ten. Todėl labai ant šeimynos negalėjau pykti. Iš tiesų tik dar staptelėjome užkasti ir niekur nebesustodami traukėme namo. A tu nefilmavai tą kartą su vaikų važiavimą? Tai galiu susitraukti. Durnio salas. Tai druskininkas Magda nori namo? Taip ir baigėme savo kelionę. Žemėlapyje liko tikrai nemažai pažymėtų vietų, kurių užtektų dar ne vienai panašiai turnė. Kai kurias jų teko aplenkti dėl nesutapusių darbo valandų, kitas dėl per didelio lankomo objekto skaičiaus, dar kitas dėl kitaip susidėliojusių prioritetų ar sugriuvusių planų. Nepaisant viso to, buvo tikrai nuostabių akimirkų, netikėtų susitikimų, atradimų ir be abejo akiračio praplėtimo. Šiandien, kai planuose jau gimsta dar viena kelionė, suprantu, kad kiekviena jų, nors ir sunkiai mūsų introvertus ištempianti į trasą, duoda žiupsnelį patirties, reikalingos naujiems žingsniams. Todėl sakau iki greito. Kaip pavasarį sugrįžta į savo lizdus gandrai, taip ir mes panašu, kad greitai grįšime su naujos kelionės įspūdžiais.